Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbiami Aklo pasimatymo klausytojai, čia aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu Jūs į dar vieną pokalbį, kurio metu galime geriau vieni kitus pažinti. Šiandieną mūsų tema prieš prasidedant mokslą naujiems metams bus apie įtraukų švietimą, bet kadangi sulaukiau svečių, tėvų pačių auginančių vaiką, kuriam įtraukus švietimas yra labai svarbus, tai yra tinklaraščio Autisto tėtis autoriai Laima Slepkovaitė. Sveiki, Laima. Geras vakaras. Ir Vytautas Butėnas. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Tai šiandieną ir pasikalbėsime tiek apie šį tinklaraštį ir dar vienus mokslo ir žinių metus, iš kurių tikimės kiekvienas labai skirtingų dalykų. Tai visų pirma, kaip jūsų vasara prabėgo ir kokiomis nuotaikomis pasitinkate šios naujus mokslo metus? Ši vasara buvo mums iš tiesų labai išskirtinė, nes po keliarių metų nekeliavimo mes patyrėme skrydį, vykome į Daniją, aplankėme Legolendą ir apskritai, ko gero, mūsų sūnui ši vasara buvo tokia, pilna nuotykių. Daug veiklos ir aš tikriausiai turiu pasakyti, kad sūnui jau yra 10 metų ir mes jau atėjome į, sakykime, tą etapą, kai mes galime sau leisti daug daugiau negu galėdavome anksčiau, kai jis yra ganėtinai brandus, savarankiškas ir, tikrai ši vasara buvo tikrai džiugi. Tikrai kalbėsime šiandien apie jūsų asmeninę istoriją ir apie tai, kokių dar istorijų patirėte tyrinėdami švietimo sistemą iš savo perspektyvų. Papasakokite šiek tiek galbūt, kad mūsų klausytojams būtų aiškiau, ar vienturtis sūnus ir kaip jūs patys priėmėte žinią, kad jam reikės kitokios pagalbos, negu reikėjo jums asmeniškai, kai lankėt mokyklą? Gal pradėkit, Vytautai. Manau, kaip ir dauguma tėvų mes praėjom tas kelias fazes ten iš pradžių neigimo, kad čia nieko nėra, čia gal tiesiog kažkokie tai niuansai, paskui galiausiai neigimas, tada susitaikymas, tas susitaikymo ta fazė ilgiausiai užtruko, bet geriausiai įsigyvendino, kai būtent pradėjom tą tinklaraštį rašyti, nes tada mes pradėjom rinkti informaciją apie kas ten iš tikrųjų vyksta su to autizmu, kas jis su kuo jis, kaip sakant, valgomas. Ir todėl tai pasidarė daug priimtiniau ir pamatėm, kad tai, nėra taip blogai, kaip čia visi vaizduoja. Tai. Ir iš tiesų yra vienturtis sūnus ir aš galbūt turiu prisipažinti, kad aš pati esu gana netipinė mama, aš per nėštumą ir kūdikystės laikotarpio vaiko aš daug bendravau su kitomis mamomis, žinot, super mama buvo toks formas, tai aš buvau jo dalis ir buvome grupelė. Ir aš visą laiką ten labai išsiskyriau, visą laiką turėjau kitokias nuomonės ir ilgą laiką aš iš tiesų maniau, kad mūsų vaiko išskirtinumas yra mano išskirtinės mamystės rezultatas, nes aš netreniravau vaiko, aš nesiekiau tam tikrų ten įgūdžių išugdymo, kuo greitesnio, kuo ankstyvesnio. Būna užrašo į 10 būrelių, ar ne, iš karto? Būtent, aš tiesiog su tuo pačiu, tarkim, išrankumu maistui, aš maniau, kad tai rezultatas to, kad aš ilgai žindau ir kad aš, tarkim, nesu pakankamai atkakli, nepakankamai metodiškai siūlau naujus skonius. Ir akivaizdu tapo tuomet, kai vėlavo kalbos raida. Nes čia jau aš niekaip negalėjau patikėti, kad tai vyksta dėl to, kad aš per mažai vaiką kalbinu, nes aš, kaip jūs ir patirsite, šiandien neužsičiaupiu iš tiesų. Ir aš tikrųjų vaiką kalbinau daug ir to kontakto buvo daug. Ir iš jo grįžtamasis ryšys buvo labai ryškus. Dėl to, tarkim, mums kilo labai daug abejonių, kadangi tas pagrindinis mitas apie autizmą yra, kad tai žmonės, kurie neturi emocinio atsako, sakykime, į kito žmogaus bendravimą, kurie yra užsisklendę savyje. Tai yra melas, galiu pasakyti dabar visiškai tvirtai.
Tai autistiški vaikai, autistiški suaugę žmonės yra labai aktyviai bendraujantis ir iš tikrųjų suprasti tai, kuo išskirtinis yra mūsų vaikas, buvo beproto sveika ir naudinga. Iš tikrųjų mes ir tapome tą šeimą, kaip turėjom būti. Ir apie tai, ko pasiekėte, pasikalbėsime po trumpos visai muzikinės pertraukėlės, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas ir šiandieną bendrauju su tėvais Laima ir Vytautu, kurie augina autistišką sūnų, kuris pradės 5 savo mokslo metus, ar teisingai sakau? Taip. 5 mokslo metus ir šiandieną norėtumėme pakalbėti apie įtraukų švietimą arba įtraukę švietimo sistemą, kuri yra kol kas vis dar siekiamybė Lietuvoje. Ar sutiktumėt su manimi? Kokios jūsų patirtis mokykloje? Tai yra kaip tas įtraukus švietimas Lietuvoje, bet aš kaip suprantu, ne tik Lietuvoje. Irgi tai yra toks dalykas padėti varnelį. Kad mes, tai kas laukia, visi žino, kad bus blogai. Visi žino, nuo mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų. Visi žino, kad bus blogai, niekas nepasiruošia, niekas nežino, ką reikia daryti, niekas nežino, kaip reikia daryti. Vieninteliai, kurie pasidėjo varnelę, tai kažkur gal tenai ministerijoje kažkokie klerkai, kad padarėm. Įtraukiam neįgaliuosius. Nes suprantate, tarkim, yra painiojamas įtraukimas su leidimu būti. Nes tai, kad tiesiog vaikams bus suteikta ta galimybė, kuri teoriškai turėtų būti jau šiuo metu jiems prieinama mokytis bendrose klasėse, iš tikro neužtenka tiesiog vaikų laikyti vienoje klasėje. Aš galbūt norėčiau patikslinti. Man atrodo, kad mes daug kas nujaučiame, kad bus blogai, bet yra turbūt bėda ta, kad kol kas nerandama resursų ir būdų, kaip padaryti, kad ta sistema funkcionuotų gerai. Ką mes matome pasaulyje, kitose Europos šalyse, kad ten taip pat ne vienerius metus statėsi švietimas tam, kad žmonės sulauktų ir išgyventų sėkmės istorijas. Tai įtraukus švietimas, aišku, yra toks, kurio sistemoje telpa mokytis labai skirtingi vaikai ir vienas kitam tie vaikai netrukdo, jie vienas kitą patiria ir susipažįsta vienas su kitu labai anksti. Kaip yra dabar jūsų mokykloje? Šiuo metu pas mus yra specialiosios klasės, kuo mes iš tikrųjų džiaugiamės. Šiuo metu esamoji situacijoje tai yra gana optimalus modelis, kai yra nedidelė klasė, šiuo metu ten yra tik 5 moksleiviai. Ir vien tai yra jau privalumas, nes tai automatiškai mažiau triukšmo, daugiau individualaus dėmesio. Bet aš galiu pasakyti iš karto, kad tai nėra panacėja. Mes patenkinti mūsų mokykla, neturime kažkokių labai stambių nusiskundimų, bet tiesiog apskritai Lietuvoje katastrofiškai trūksta žinių pedagogams. Padėjėjais gali būti žmonės baigę tiesiog 12 klasių ir tas žmogus padėjėjas arba jis turi, sakykime, tokią pajautą, kad jis iš tikrųjų galėtų pažinti tuos vaikus ir iš tikrųjų jiems padėti, arba neturi. Ir dar aš norėčiau pasakyti, kad mūsų švietimo sistema, kokia yra dabar ir mūsų, sakykime, ugdymo koncepcija, apskritai kokią mes vadovaujamės dabar, nėra tinkama jokio neurotipo vaikams ir vaikams neturintiems jokių negalių. Ši sistema nėra palanki taip pat, nes mes esame įsitikinę, kad mokykloje vaikas turi kentėti. Mokykla ne cirkas. Sakoma mums. Mokykloje neturi būti įdomu. Mokykloje vaikas turi mokytis, čia yra ta vieta, kur jis turi suprasti, kad gyvenimas yra negailestingas. Ir kai mes taip mąstome, mokykla yra ne šiaip nepatogi vaikams, kaip suaugusiems būna nepatogi gal darbovietė, nepatogus kažkokie jų įsipareigojimai, bet jie tiesiog gali tapti kančia vaikams. Ir
mes su tuo tikrai susidurėme. Neseniai mano mama paklausė mano vaiko, į kelintą klasę jis eis, ir jis taip garsiai jai pasakė, kad nekalbėtų jam apie mokyklą. Nes dabar atostogos, nekankink. Taip, ir jam yra kančia, ar ne? Taip, nors yra tikrai teigiamų dalykų, jis tikrai gerai sutarė su klasiokais, aš tikrai matau pastangą iš personalo ir visumoje mes esam labai geroj situacijoje, bet netgi labai geroj situacijoje būdami, mes turim tokį sudėtingą santykį su mokykla. Bet iš tiesų, aš niekada apie tai nesusimašiau, kad mes mokykloje labai daug kentėdavome. Aš dabar pati prisimenu, kad visada visi sako, o ne, ir vėl mokslo metai prasidės. Ar jūs tą patį patyrėte, ar lyginat savo patirtį su savo vaiko dabartinė patirtimu? Pasakysiu. Šiaip taip. Lyginu, bet aš, kaip sakyt, aš mokiausi kaimo mokykloje. Oficialiai miestelis kaimo mokykloje. Ir aš gal kitokias patirtis patyriau, ką dabar vaikas patiria, ką Laima patyrė didesnėme mieste mokydamasi. Bet ten, sakyt, kitokie buvo. Ir dabar, tarp kitko, aš savo bendrauju su mokytojais, su kuriais mokiausi. Pas juos irgi dabar yra tenai vaikų su specialiais poreikiais, jau, kaip sakyti, integruojamų į klasėje, pasakoja savo patirtis. Tarp kitko, dėkoja mums už informaciją, kad jiems labai padeda ir įdomu. Ir matau, kaip jie tvarkosi, ir aš matau, kad ten ko gero įmanoma kažkaip lengviau susitvarkyti, nes ten šiaip ta prasme. Šiaip yra mažiau turbūt dirgiklių. Mažiau dirgiklių, mažesnis vaikų kiekis mokyklose. Ir dėl to jie galėtų tiesiog, bet tiesiog visi šiek tiek irgi prisibijo, visi nežino, ką daryti, nes visi skirtingi ir baisu, nes šiaip mokyklose yra standartas. Ateini ir pagal vieną liniuotę visus matuoji. O dabar reikia suprasti, kad ta liniuotė yra skirtinga. Bandome suderinti skirtingas liniuotės. Taip. Gerai, čia trumpam steptelėkime, pasiklausykime muzikos, pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi tėvai Vytautas ir Laima, kurie augina autistišką sūnų, lanko įprastą mokyklą. To mes siekiame dabar visi, to siekia mūsų įtraukiojo švietimo reforma, kuri nuo 2024 metų įsigaliojo, o tiksliau pasireikš turbūt nuo šių pirmųjų mokslo metų. Ir kalbame su Vytautu ir Laima apie mūsų švietimo sistemą apskritai ir didžiausius jos iššūkius. Jau aptarėm vieną faktorių, kentėjimo faktorių, ar ne? Kad mes visi labai dažnai Lietuvoje ateiname į mokyklas kentėti, turbūt yra tik tai tos privačios mokyklos, kuriuose bandoma diegti kitokią filosofiją, tai jos siūlo kitokį priėjimą prie mokymosi pačio. Bet ten yra kentėjimas, tėvų kišenės kentėjimas. Taip. Ir man atrodo, kai kuriuose iš tų mokyklų ambicinga tokia aplinka irgi formuojama, kas irgi kančios dalis. Na taip, nes tu tada automatiškai neturėdamas tam tikro standarto, ar ne, piešiamas labai aukštas gyvenimo standartas. Ir jis turbūt yra siejamas su laime. Ar pačioje jūsų mokykloje kažkokie pokyčiai, nežinau, šiaip skaičiau jūsų tinklaraštį, labai nemažai yra apie ženklinimo sistemas ir kitas pagalbos priemonės, kurios turėtų palengvinti aplinką, pagerinti specialių poreikių turintiems mokiniams, ar pasiekėte, kad jos jūsų mokykloje atsirastų? Ne, čia tokių labai pozityvių didelių poslinkių galbūt nėra. Pavyzdžiui, mūsų vaikų aukšte yra sensorinis kambarys, kas yra tiesiog nuostabu, bet naudojamas jis yra visiškai ne pagal paskirtį. Nes mes vis dėlto kaip autizmo advokatai įsivaizduojame, kad sensorinis kambarys yra ta vieta, kur žmogus, patirdamas pernelyg daug dirgiklių, būdamas jau tokios nepatogios būsenos, galėtų ateiti, nusiraminti, pabūti tyloje, užsiimti kažkokią ramią veiklą ir tiesiog grįžti į savo įprastą būseną, ar ne, išeiti iš tos krizės. Deja,
išeidinėja iš savo krizių jie įvairiausiais būdais, bet tik nesensoriniam kambarys. Sensorinis kambarys yra, toks tarsi apdovanojimas. Jis būna tiesiog vaikams pramoga, kai, sakykime, kai jie gerai elgiasi, kai nevyksta fizinio pamoka dėl kokių nors priežasčių, sakykime, labai blogas oras, sporto salė užimta, tai mes čia sensoriniam kambarį praleisime laiką. Jis yra naudojamas ne pagal paskirtį, jis yra kaip tokia brangi pramoga, sakykime, papildoma tiesiog mokykloje, bet, netlieka savo funkcijos. Tai čia toks vienas mažytis pavyzdėlis. Arba, sakykime, buvo pakeistas įėjimas. Tai buvo saugumo sumetimais. Visi mokiniai turi eiti į mokyklą pro paradinės duris, nors prieš tai galima buvo įžengti per artimiausią įėjimą, kas buvo labai patogu, nes iš esmės mūsų vaikai iš karto per vieną laiptinę tokia nueidavo tiesiai į savo koridorių. Tai buvo pakeista. Ir tai mažas dalykas, kuris tiesiog irgi kelia bereikalingą stresą. Tiesiog ypatingai jeigu, tarkim, mokykloje vyksta koks renginys, tai vaikams tenka praeiti pro triukšmingą salę. Tai tampa toks... Tie vaikai dažnai yra jautrūs sensoriškai, jiems tas triukšmas dar labiau susinervina. Tai aš iš karto turiu pasakyti, kad išgyvenom mes, tai viskas tvarko, jie priprato eiti to ilgesniu keliu, taip, kaip ir nėra čia tokios labai didelės dramos, bet tokių mažyčių dalykų, jų susideda. Tai iš esmės, kaip ir mes jaučiame pastangą suteikti sąlygas vaikams mokytis. Kita vertus, tenka ir pakovoti. Arba, pavyzdžiui, tas egzaminas žinių patikrinimo, kuris vyksta 4 klasėje, tai mes kaip tik turėjome tokią laikiną mokytoją. Ji labai trumpai dirbo, bet mes iš karto, mes buvome informuoti apie šitą egzaminą tokiais žodžiais, kad jūs parašykite prašymą ir jūsų vaikai galės jo nelaikyti. Mes iš karto pradėjom klausti, o tai kodėl? Kodėl mūsų reikėtų nelaikyti? Taip, ir mes visi parašėme prašymus, prašydami leisti laikyti egzaminą ir sudaryti sąlygas jį laikyti. Ir visa klasė išlaikė tą egzaminą labai, labai neblogai. Jų buvo ganėtinai aukšti balai ir buvo užduotis jiems šiek tiek buvo pritaikytos, būtent pagal jų poreikis, bet štai tai tiesiog, bet tai buvo ta situacija, kai tėvai turėjo pasakyti, mes galime laikyti, mes norime laikyti egzaminą. Gerai, iš tikrųjų dabar norėjau pradėti dar vieną temą, bet galbūt pradėkime ją po trumpos muzikinės pertraukėlės. Aklas pasimatymas. Taigi, čia laida Aklas pasimatymas ir mes kalbame šiandieną su Vytautu ir Laima apie mūsų švietimo sistemą ir skaudžiausius jos momentus ir viltį, kad įtraukus švietimas Lietuvoje taptų prieinamesnis visiems. Bet mums besikalbant, man atėjo tokia mintis, ar jūs tikite, kad įtraukus švietimas sėkmingas, kad toks, kokį mes jį dabar įsivaizduojame, kuriame turi tilpti 30 vaikų vienoje klasėje, ar jis yra įmanomas? Juk visada tokioje klasėje bus labai triukšminga ir labai sunku, ypač tiems, kurie turi dar kažkokių kitokių poreikių. Aš bandau save įsivaizduoti iš neregio perspektyvos, ar ne, jeigu man vis tiek reikėtų daugiau laiko, kad mokytojas parodytų, ar mes tiesiog turime iš esmės keisti požiūrį ir, nežinau, kažkaip kitaip jį organizuoti. Aš manau, kad įmanomas ir aš manau, kad yra vis dėlto pasaulyje tų sėkmingų pavyzdžių. Aš nežinau, ar tai turi būti 30 vaikų klasė, nes aš manau, kad visiškai gabiems, fantastiškiams, ramiems, psichologiškai sveikiems vaikams, kurie yra gražūs, aukšti, stiprus, ten, nežinau, visiškai atitinkantis tautos archetipą ir nieko neišsiskiriantis, netgi tiems vaikams 30 vaikų klasėje bus
bus sunku. Ir aš manau, yra sunku turbūt. Ir yra sunku, Yra. nebent ugdymo procesas būtų taip puikiai organizuotas, kad iš tikrųjų jie tiesiog galėtų susikaupę dirbti ir jau tada gal nesvarbu, tada ir 100 tada vaikų gal gali būti vienoj patalpoj, bet tai labai sudėtingai įsivaizduoti, nes vaikai vis dėlto yra vaikai. Bet aš manau, kad įmanoma yra, tarkim, kad ir 20 vaikų klasėje organizuoti tą ugdymą, kad būtų ugdomi skirtingi vaikai ir atsižvelgiama į kiekvieno poreikius. Ir tas buvimas kartu, manau, kad pirmiausia yra naudingas tiems vaikams, kurie kažkokių ypatingų iššūkių ir neturi. Nes jeigu jie jau būdami mokykloje, jau būdami darželėje, gali pažinti visuomenės įvairovę, gali matyti tiesiog kokių būna žmonių, gali matyti netgi kokių gudrybių imasi vieni ir kiti, kaip pavyzdžiui savo padeda autistiškas vaikas nusiraminti. Tai puikiai veikia ir neurotipiniam žmogui. Kaip pavyzdžiui neregiai naudoja kažkokius gal technologijas palengvinti tam tikrus procesus, tai daug ką gali iš šito perimti ir regintieji, ar ne? Taip, ir mokydamasis kartu su neregiu, tau nebekils ateityje klausimų, kokiu dabar kyla suaugusiems žmonėm, kaip čia gali žmonės naudotis telefonais, ar ne? Taip. Būtent, tikrai visiškai su jumis sutinku, kad įvairovė, jeigu mes jau nutarėme, priėmėme bendrą sprendimą, kad norime gyventi įvairioje visuomenėje ir aplinką kurti universalę, tokia, kokia būtų patogi kuo didesniam kiekiui žmonių, tai visiškai sutinku, jog ji turi prasidėti įtraukiuoju švietimu. Dar šiek tiek norėčiau akcentuoti ir padėti tiems tėvams, kurie šiuo metu galbūt pereidinėja tą sunkią fazę, ar ne? Jūsų tinklaraštį. Papasakokite jo atsiradimo pradžią ir kokios informacijos ten gali rasti mūsų klausytojai. Tai čia atsiradimas buvo tada, kai mes jau, man atrodo, mes jau buvom gavę diagnozę vaiko oficialią ir mes pastebėjom, kad lietuviškai trūko tos informacijos apie autizmą, kas yra. Visada pagrindiniai buvo straipsniai apie tai, kaip čia sunku, kaip čia mama kenčia su tokiu vaiku, kaip čia verkia per naktis. Dažniausiai taip, arba kokių nors specialistų, kaip pastebėti kuo anksčiau, imtis priemonių, tada gal pavyks išgydyti. Tada ne tai, kad išgydyti, bet ten, palengvinti šiek tiek. Palengvinti jo gyvenimą visuomenį. O mes tada kažkaip jau iš pradžių Laima visokius anglakalbius forumus pradėjo landžioti, tada ir aš, ir pamatėm, kad pas mus trūksta. Tai mes iš pradžių pradėjom, tada aš nutariau, kad reikia tokio resurso lietuviškai, tai pavadinimas buvo kaip marketingo triukas. Jo, ir mes tiesiog, kadangi mūsų įkvėpimo šaltinis buvo Autistic Mama, kuri yra pati autistiška moteris, turinti 5 vaikų, gausią šeimą, jos visi vaikai yra skirtingų neurotipų ir jinai pati yra autistiška, tai jinai taip pavadina. O mes nutarėm, žodžiu, tiesiog apžaisti ir... Jo, apžaisti, nes irgi, kaip sakiau, pagrindė... Ir tai buvo Vyto iniciatyva. Aš tai nemaniau, kad taip įsitrauksiu, tiesą pasakęs, iš tikrųjų ten ir turėjo būti tėčio erdvė. Jo, bet aš pavadinau taip, kad, nes, kaip sakau, pagrindė būdavo kalbėdavo mamos apie vaikus, tėčiai nekalbėdavo. Tai irgi turėjo būti ženklas, kad ir tėčiai kalba. Ir mes iš pradžių pradėjome įvairius vertimus visokių, tokių pasisakymų, kažkokių atsakymų, kažkokių tai tenai straipsnelių. Paskui ir iš pradžių rašydavom daug, dabar jau nebetiek. Ir po to dabar jau kuo toliau, iš pradžių šiaip šviesdavom, kas yra tas autizmas, kad jis nėra tokia tragedija, o dabar labiau jau kviečiam tą suaugusių autistų
kasdienybę ir Taip. kokia ten jų situacija. Ir irgi, tarkim, dėl ko mes dabar kur kas mažiau intensyviai rašome, dėl to, kad mes matome, kad diskursas tai atsiranda. Yra daugiau rašančių žmonių, yra suaugusiai autistai, kurie rašo apie savo patirtį. Yra tėvų, kurie iš esmės jau tai pavertė savo veiklos lauku, jau savo darbu, tarkim, jie tiesiog jau tyria neurologiją, taip jau labai nuodugniai ir konsultuoja kitus. Tai ir mes jaučiamės prisidėję prie to, mes tikrai žinome, kad suteikėme inspiracijų ir tuo labai džiaugiamės. Aš irgi tuo labai džiaugiuosi, tikrai, jeigu kažkas dar neatradote šio tinklaraščio autistotėtis.lt, taip pat Facebook'e autistotėtis, prašau susirasti. O dabar pasiklausome muzikos ir pokalbį dar pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas mes kalbame apie švietimą, apie įtraukųjį švietimą, kuris kol kas dar yra mūsų visų siekiamybė, bet nuo šių metų Lietuvoje jis jau yra privalomas. Savo patirtimis su manimi dalinasi autistiško sūnaus tėvai Vytautas ir Laima. Ir vis tiek noriu sugrįžti prie to turbūt standartiškiausio klausimo, bet jis yra, manau, labai labai reikalingas. Nuėjus šį kelią ir išmokus labai daug ir dabar jau būnant tokioje situacijoje, kai galite dalinti su kitais, ką galėtumėte patarti tėvams, kurie netgi susiduria ir su agresyviomis situacijomis, kuomet jų vaiko atėjimui į kažkokią klasę priešinasi netgi ir tų, kažkokių išskirtinumų neturinčių vaikų tėvai? Būkite visą laiką savo vaiko pusėje, nes ir tėvai irgi kartais tampa dar viena problema vaiko gyvenime. Ir aš labai labai raginčiau netapti tą dar vieną problemą ir būti savo vaiko pusėje visada. Nes taip, kol dar nėra pasiekiama tam tikra emocinė branda, taip gali kilti nesaugių situacijų, ypatingai mokykloje, kur daug dirgiklių. Taip, iš tikrųjų, konfliktai tarp vaikų, tai yra tai, ko gero, ko labiausiai bijo, ar ne? Kad jeigu, tarkim, vaikas tam paims tušinuką ir ten beibes į akį. Taip, tai labai baisiai skamba ir tai iš tikrųjų gali panašus dalykai įvykti. Dėl to, tarkim, iš tikrųjų mokyklos personalui tenka atsakomybę kurti tokią aplinką, kuri ir nebūtų tokia dirginanti ir tiesiog reaguoti į vaikų turinčių specifinių poreikių emocinės būsenas, tuomet, kai tos būsenos yra dar geros. O ne tada, kai jau ten vyksta konfliktas. Taip, aišku, jeigu vyksta konfliktas, tai yra sunku, bet tai visiškai nebūtinai turi įvykti jūsų klasėje. Ir tėvam iš tikrųjų reikia komunikuoti tai ir kalbėtis su mokyklos personalu ir kalbėtis apie ženklus, kas rodo, tarkim, jau vaiko nerimą, kas yra dalykai, kurie yra nepaprastai sudėtingi jam. Nes kažkam atrodo, kas čia tokio, mes davėm vaiką puodelį, o po to apkėtėm puodelius, ten kažkaip, tam vaikui viskas jam įvyko labai didelė neteisybė ir arba aš nežinau, skaičiau kažkada apie kažkokią situaciją, kur labai audringai vaikas sureagavo į apipilimą šaltų vandeniu. Suvokite, kad autistiškam vaikui tas vanduo yra tarsi verdantis vanduo. Tiesiog jis patyrė tokio lygmens skriaudą, jis patyrė smurtą tuo momentu ir jisai tiesiog įsijungė jo savigynos. Kiekvienam turbūt, čia kiekvieną apipiltų. Nemanau, kad apsidžiaugtumėm čia dabar. Bet tiesiog, tie savigynos instinktai, sakykime, jie gali įsijungti ir tiesiog tą reikia žinoti. Ir tėvai turi ateiti su kuo didesniu žinių bagažu ir mokyklų personalas turi rinkti kuo didesnį žinių bagažas. Iš tikrųjų, ne pinigai sprendžia daugelį problemų, ne įranga, ne kažkokie daiktai, ne kažkokie tai labai brangus mokymai ar kažkas. Iš tikrųjų, raktažodžiai yra gera valia
ir žinios, nes niekas iš kažkokių baisių, pavojingų dalykų neprivalo įvykti jūsų klasėje. Viskas gali būti labai gražu, labai ramu, labai draugiška ir klasėje, kur yra rami, draugiška, sensoriškai pozityvi aplinka, laimi kiekvienas. Visiškai su jumis sutinku ir labai gerą, tokį aišku apibendrinimą šios temos girdėti. Vytautai, galbūt jūs dar norite kažką pridėti? Aš čia iš principo prie to beveik tas pats, ką Laima pasakė, kad tėvai, jie turi būti savo vaiko pusėje ir jie turi pažinti savo vaiką kuo geriau. Nes kiekvienas vaikas skirtingas ir jo labiau ir autistiški vaikai ir šiaip kitokios neurologijos vaikai, jie visi skirtingi ir kuo tu jį geriau pažinsi, tuo tu geriau galėsi perduoti ir mokyklai, personalai, kas gali iššaukti kažkokias tai bėdas. Ir jeigu personalas geranoriškas, tai jie į tai atsižvelgs ir tada bus žymiai mažiau problemų visiems. Visiškai sutinku ir iš tiesų, kaip jūs ir sakėte, žinios, kaip vieni kitiems padėti ir kokia yra įvairovė mūsų visuomenėje, jos atsiranda, tos žinios atsiranda tik pažįstant vieniems kitus. Tai aš jums labai dėkoju, kad atėjote ir tokios geros energijos ir tokį gerą pliūpsnį minčių atnešėte į mūsų laidą, kuri taip pat siekia padaryti taip, jog mes turėtumėme galimybę vieni kitus pažinti. Čia buvo Laima Slepkovaitė ir Vytautas Butėnas. Gero visiems vakaro ir iki kito aklo pasimatymo. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Lina Žaltauskaitė ir Irma Jokštytė Stanevičienė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta Palms Studio.